Šiandien gavau savo mielo bičiulio Hermano Zudermano gromatą. Rašytojas su žmona atvyksta į Haidekrugą. Laukaitis, patyręs vežikas, greitai su mano karieta žmonių praminta pirties kubilu galėtų nuvykti į stotį ir parvežti garbius svečius. Laukaiti, nuvažiuok į stotį ir parvežk rašytoją su žmona į viešbutį į Germaniją. Aha. Štai kodėl praeitą savaitę viešbučio šeimininkas Bratkus, sužinojęs, kad atvyksta toks garbus svečias, nekartą manęs klausė, kokie kambariai labiausiai tiktų svečiams, kaip juos tinkamiau paruošti. Tvarkė vienaip, tvarkė kitaip, bet atrodė vis per prasta. Kad viskas būtų prašmatnu, kai kuriuos baldus pasiskolino iš manęs. Atvykęs į Haidekrugą, Šilutę ir apsistojęs viešbutyje, Hermanas Zudermanas pirmiausiai aplanko bičiulį Hugo Šojų. Smagu rytais vienas kitą palabinti, atsidarius langus, nes juos skiria tik gatvė. Halo, kaip tamsta besilaikote? Kaip gyvuoja mano tėvynė? Aš šį kartą atvykau į Haidekrugą rinkti medžiagos savo lietuviškoms apysakoms ir manau, kad geresnio talkininko kaip jūs, tamsta, nerasiu. Tai sakote, atvykote rinkti medžiagos lietuviškoms apysakoms. Žinote, aš ilgai sukau galvą. Kaip galėčiau papasakoti apie mūsų apskrityje gyvenančių lietuvių papročius ir būdą? Manau, kad šį klausimą mes galime aptarti prie puodelio kavos ir tamstos mėgstamo burgundiško vyno taurės. Žinote, prieteliau, man būtų įdomu pabendrauti su sodybų savininkais, vietos gyventojais, ūkininkais, žvejais, naujakuriais. Galbūt apsilankyti teisme, kur teisiami graibštukai, mušeikos, miško vagys ar net žmogžudžiai. Mano mielas Hermanai, manau, kad pirmiausia jums vertėtų apsilankyti Aukštumalos aukštapelkėje ir Rupkalvių pelkėje, arba kitaip tariant, Bismarko kolonijoje ir pasikalbėti su pelkininkų prižiūrėtoju Grotu ir ten gyvenančiais ūkininkais bei naujakuriais. Tamsta, o kaip jūs manote, gal man parašyti gromatą ponui Vidūnui? Galbūt jis galėtų man papasakoti kokią nors įdomią lietuvininkų istoriją, kurią galėčiau panaudoti rašydamas naują kūrinį. Verta pabandyti. Vidūnas išmintingas žmogus, žinantis daug šio krašto lietuvių gyvenimo vingrybių ir įdomių istorijų. Puiku, gerbiamasai, vadinasi nuspręsta. Rytoj aš su žmona Klara ir jumis vykstame į Rupkalvių ir Aukštumalos pelkes. Rašydamas lietuviškas apysakas, Hermanas Zudermanas bendrauja su gyventojais, lankosi aplinkiniuose kaimuose, šnekasi su ūkininkais, žvejais ir naujakuriais. Štai kaip vietinis ūkininkas aprašo susitikimą su rašytoju. Rašytojas toks malonus, be jokios puikybės, įmantrybių, prašo leisti pasižvalgyti po sodybą, užeiti į vidų, šiaip jeigu galima, pažvelgti į klėtį, tvartą, užmesti akį į kitokį podėlį. Visko reikia jo kūriniams apie lietuvius ūkininkus, žvejus, jų būdą. Jeigu šeimininkas leistų, jeigu nesutrukdytų, vis atsiprašinėja. Pagaliau 1917 metais dienos šviesą išvysta Hermano Zudermano lietuviškos apysakos Litauische Geschichten. Vos išėjusią knygą, vieną pirmųjų egzempliorių, Zudermanas išsiunčia savo bičiuliui Hugo Šojui su dedikacija: skiriu Hugui Šojui, savo brangiam ir gerbiamam draugui, ekonomikos patarėjui iš Šilutės apskrities. Gavęs rašytojo išleistą knygą, Hugo Šojus atsiliepia: buvau maloniai nustebintas ir pradžiugintas, gavęs iš Hermano Zudermano lietuviškų apysakų knygą su meiliu rašytojo autografu ir žinia, kad knyga dedikuota man. Na, o Hermanas Zudermanas viename savo laiške žmonai Klarai rašo: Šilutėje sutikau visus savo geradarius bičiulius, kurie man buvę artimi.